Labas, Liutaurai. Labas, Eglė. Šiandien mes kartu su tavimi pasidalinsime pokalbiu apie vyrų ir moterų santykius. Būtų labai įdomu, nes man atrodo jau laikas apie tai kalbėti ir kuo plačiau kalbėti, kad vyrai taip pat išmoktų sakyti tai, ką jis nori, ką jis galvoja ir ko tikisi iš santykio, o ne vien tik tai moteris kalbėtų apie tai. Kasdieninė. Jis yra kasdieninė, visiems labai naudinga ir reikalinga, bet apie ją greičiausiai tie, kas turėtų kalbėti, jie nekalba. O kas tie turėtų kalbėti apie ją? Kas turi daug patirties tame? Mes visi žmonės turime patirtį, savo patirtį. Iš savo bokšto žiūrime tą patirtį. Ir kito patirtis, atrodo, mums netinka. Bet pasižiūrėk, kiek visi visko žinom, bet taip kažkodėl tai nesielgia. Atrodo, visus klausimus turi atsakymus. Yra patys genialiausi atsakymai. Bet vis tiek daro klaidas. Kodėl taip yra? Nes mes daug žinom, bet to negyvenam. O ką reikėtų daryti, kad taip gyventume? Ką reikėtų daryti? Pradėti gyventi. Oi, banalus atsakymas. Visi sako, gyven dėl savęs, rūpinkis savimi. Ir kas atsitinka? Aš girdime. Aš, tu, tai atskiri individai šeimoje. Kada mes išgirsime, kad esame mes. Jo, tas tikrai tiesa. Tai kaip tada reikėtų gyventi? Aš, tu ir mes. Bet vėlgi, tu išskyrei šeimos aš ir tu. Bet žinai, mes gimstam po vieną. Ir mirsime po vieną. Taip. Bet pasižiūrėk, dažniausiai kaip mes šeimoje sakome, aš, mano problemos. Bet kada neklausime, kokios tavo problemos, ką tu jauti, ką tu išgyveni, ko tu norėtum. Mes pirmoji eilėje visada išstatome savo norus, savo interesus. Bet mums neįdomu yra kito žmogaus interesai ir norai. Jo, mes linkę daugiau apie save kalbėti. O dėl ko tada skyrybos vyksta? Nes galvojam apie save. Būtent. Tada pakalbėkime, kaip galvoja vyras ir kaip galvoja moteris santykiuose. Tai kaip galvoja vyras? Aš tą patį norėčiau paklausti moteris, kaip galvoja moteris. Ir mes pastoviai santykiuose nesusikalbame. Yra tam tikri klausimai, kuriuos mes negalime išspręsti. Moteris žiūri iš savo prizmės, vyras žiūri iš savo prizmės. Ir kiekvienas mes sukūrėme iliuziją apie kitą žmogų. Savo galvoje mes galvojam, kad tas žmogus turi būti būtent toks, kaip mes jį įsivaizduojam. Bet tas kitas žmogus nežino apie tai. Mes prisikuriame, prigalvojame apie tą žmogų, visokių idealiausių minčių apie jį apsakome. Bet tas žmogus nėra toks. Kaip tu įsivaizduoji idealų vyrą, pavyzdžiui? O, žinok, aš nebeįsivaizduoju. Kodėl? Nes, Kas atsitiko? Nes nežinau, ar toks egzistuoja. Taip, nes visos moteris kalba, viso pasaulio moteris kalba apie vieną ir tą patį vyrą. Pagal aprašymą aš klausausi, galvoju, fainas tas vyras, bet jo nieks pasaulyje nematė. Tai atrodo vienas egzempliorius, turbūt tas buvo Adomas, kurį per moterį vėlgi išvarė iš rojaus. Bet žinai, tas pats ir apie santykius yra sukurta iliuzija, kad yra kažkokie tie tobuli santykiai, žinai, kaip pasakoju, bet tu pradedi gyventi realybėje, daug metų žiūri, po toliau tuo būna visaip, ne, būna ir gražiau, bet būna ir ne taip gražiau. Kas tas yra tobuli santykiai? Tu man paaiškink iš moteriškos pozicijos. Nes mūsų pozicijos skiriasi vyro ir moters. Juolab, kad dabar moteriai yra duota didesnė laisvė, daugiau pasireikšti. Ir man kartais atrodo, anksčiau moteris neturėjo savo balso, neturėjo savo žodžio, buvo uždaryta. Jinai vykdė vyro norus. Ne? Buvo ta namudininkė, kurie rūpinosi šeima, apie visais kampais, maisto gamybą, tvarkymą ir taip toliau. Atsirado laisvė moterims. Moteris labiau pradėjo kalbėti, daugiau užsidirbti, pasidarė verslios ir pasirodo man taip, kad dabar vyras neturi žodžio. Jis tik išsižioja ir jį iš karto užtildo. Tylėk tu ten kampelį, kažką padaryk, bent jau kažką namie. Ir vyras taip į kampą po biškį pasitraukė.
Jo, bet čia irgi tas geras klausimas, ne? Tai kodėl iš ties vyrai nutyla santykiuose, ne? Ir jie nebenori kalbėti. Tai kur čia yra, žinai, problema? Ką moteris pasako, padaro, kad, nebenorit kalbėti? Arba eina kažkas gal į garažą, kažkas gal Gerai, kavinę kažkur. pirmas toks dalykas, pavyzdžiui, ne? Vyras grįžta po darbo. Moteris jo paklausė, kaip tau ten darbe ir taip toliau, kaip ten sekėsi. Ir vyras tik išsižioja, pradeda kalbėti ir staiga jį užtildo, pradeda moteris dalintis savo problemomis. Tai stovi, galvoj, palauk, tai tau net nerūpėjo mano gyvenimas, mano problemos. Tu tiesiog manęs paklausai tam, kad pasidalinti savo problemomis. Vietoj to, kad pasakyti, aš tave išklausau, mielasis, papasakok. Paskui padėkoti, paguosti ir pasakyti, o dabar aš norėčiau pasidalinti savo dienotvarkę, ką aš dariau per dieną, koks mano skausmas, aš buvau laiminga, ką padariau. Galbūt tai aktualiau išsaugoti santykius. Nes tuomet vyras, jeigu mato, kad moteris jo neišgirdo, o tik tai norėjo išpasakoti savo problemus, jis apsisuka ir išeina tiesiog. Ir po kurio laiko jis užsidaro ir nebepasakoja nieko. Tai grįžtant į namus iš darbų, nes, kaip sakau, žinai, moteris dirba namuose, o vyras sociume. Vyras ilsisi namuose, teisinga ta pozicija, ne? Tai vyras ateina namo pailsėti, o moteris išeina iš namų pailsėti. Taip. Tai, kai vyras grįžta, ką moteriai reikia konkrečiai daryti, kad mes išgirstumėm? Pirmoje eilėje vyrui duokite bent jau pusvalandį, valandą pailsėti po darbo, kad jis galėtų savo smegenis perjungti į namų režimą. Gali tam kambarį pasėdėti. Dėl to būna, kad vyrai grįžta, dar skrolina valandą, automobilėje sėdi, kad įsijungti vėl, ateiti namo su šypsena, viską pavargęs, arba eina į garažą pasitvarkyti, prie mašinos pabūna. Nes jis žino, nes ateina namo, prasideda, išneš šiukšlės, nueik parduotuvę, padaryk tą, padaryk aną, galvoju, velnias. Aš suprantu, moteris irgi visą dieną dirba, bet mūsų psichika visai kitaip dirba. Mes ateiname, norėdami namie ramybės. Mes jau ten, kaip sakant, mums jau smegenys išnešė. Ir jeigu mes ateiname dar namie, antra pusė mūsų išneša smegenys, mes nebežinome, kur dingti. Ilgiau pradedam užsilaikyti darbe. Paskui moteris pradeda fantazuoti, tu turi meilužį ten ir taip toliau. Vyras tiesiog nebenori grįžti namo. Ir moteris taip pat irgi pastabas pasako, vyras nebereaguoja ir po 2 metų skyrybos. Vietoj to, kad atsisėsti abiems ir komunikuoti, kalbėti, kas nutiko, kodėl taip nutiko. Viens kitai pasimatymą kviesti. Kodėl visada vyras visko turi rūpintis. Tas vyras turi būti unikalus, universalus, visada rūpintis. Kodėl moteris negali vyrą pakviesti pasimatymą? Brangus, nueikim šiandien į pasimatymą. Gali santykiuose, manau. Taip, pavyzdžiui, tos pačios irgi atrodo dėkingumas iš moters. Labai retai aš girdžiu, kad moteris padėkotų vyrui. Už bet ką. Pasakyti ačiū, jam to užtenka, jis dėl to ačiū padarys viską. Bet moteris užmiršta. Užtenka pasakyti ačiū, ar vis dėlto reikia pasakyti ačiū ir su prisilietimu tai padaryti? Tai būtų dar geriau apkabinimus. Ačiū, tu šaunuolis, tu šiandien padarei. Vyras vis tiek, atrodo, menkiausia ten dalyką, nors iš šiukšlės išnešė, atrodo. Ačiū, tu šaunuolis. Ir žmogus tada, gerai, mane vertina. Nes jeigu nėra vertinimo, vyras, kas čia tokio kasdienybė. Iš pradžių būna už bet ką, o paskui jau buitekas atsiranda, kad moteris jau nebenori nieko dėkoti už nieką. O tai kaip buitekė, tam visam vis tiek tos išlaikyti santykius? Kaip tu įsivaizduoji tai pati? Aš tavęs klausiu. Man įdomu, kaip moteris tai žiūri. Geras klausimas iš ties. Nesakau, viskas kabo ant vyro. Mes viską privalome padaryti dėl moters. Kad jinai būtų linksma, aprengta, soti, vaikai sotus, kad būtų namai, būtas, automobilis. Mes rūpinamės viskuo iš tikrųjų. Bet kartais moteris sako, visi namai laikosi ant manęs. Ir taip galvoju, palauk. Už ką bedarbis esu? Nieko nedarau.
Tai galvoju, vėl mane taip nuvertino. Aišku, visko būna šeimos, kur ten yra laus sėdė, tik tai geria visą dieną, iš darbo atėjo, čia, sako, mano komforto zona, aš iš jos neišeisiu. Nu, apie tokius vyrus aš vis nekalbu. Alkoholikai, narkomanai, žaidėjai, tie poligamai ir panašiai, žinai. Čia visai kita. Bet vėlgi apie tai galim pasiginčyti, kodėl žmonės tokie tapo. Jeigu jie susitiko ir tokiais nebuvo, kas privertė juos daryti iki to. Bet žiūrėk, čia labai geras kampas, tikrai moteris labai daug turi pareigų namuose, kurios yra, galima sakyti, kaip nemokamos, plus moteris pervargsta. Ne? O dabar tu... Užjudinau gerą temą. Tu dabar užsiprašai, tikrai. Nuo ko jūs, mielosios, pervargstat? Nuo namų tvarkymo, nuo vežiojimo į būrelius, į darželius, į mokyklas, darimo namų darbų, kartu Žiūrėkit, su kaip jinai vaikais. meluoja. Jeigu jinai susirado tokį vyrą, tai čia jos problema yra. Palauk, o jeigu vyras ryte atsikėlė, padarė valgyti visiems, vaikus į darželius mokyklas išvežiojo, nuvažiavo, atidirbo, grįžo namo su vaikais, išplovė indus, padarė valgyti, užmygdė pasakas, papasakojo viską, išplovė, butą sutvarkė. Ką moteris tuo metu darė? Taip, pala, čia tobulas scenarijus, bet ar taip realybėj būna? Aš taip gyvenau kažkodėl. Tavo realybė gal buvo tokia, mano realybė gal ne iki galo buvo tokia, kad, aš turėjau labai irgi daug atsakomybių, nepaisant to, kad O kodėl vyras tu tai turėjo vyrui daug nepasakei? atsakomybių. Tai iš pat pradžių, žinai, kad mūsų niekas nemokino, kaip kurti santykius ir atrodo, kad savaime suprantama, kai tu matei tam tikrus modelius, einančius O iš kaip kartos. tu pakomentuosi pareigų paskirstimą šeimoje? Jeigu žmogus kažko negali, kažką nemoka, tada mes galime paskirstyti pareigas. Tai, ką žmogus gali padaryti ir galėtų būti atsakingas už tai. Bet jeigu jūs nemokote paskirstyti pareigų, o vienas ant kito tik tai kraunate, tai jūs ir toliau krausite vienas ant kito ir vešite. Vyras pasižiūrės, moteris susitvarko ir padirba, ir namie susitvarko, ir vaikus prižiūri, ir valgyt. Nes aš į rojų pakliuvau, kodėlgi man čia reikia namie kažką daryti. Gerai, tai tada kaip po truputį, tarkim, pavyzdžiui, kelis metus viską darei, bet jau jauti, kad tu nebenori daryti, kaip po truputį perduoti tas atsakomybės vyrui. Ar jau čia jau nebejau viskas? Viskas jau. O kas iš pradžių buvo pasakyta? Aš pati. Brangusis, pailsėk. Aš pati padarysiu. Bet čia dėl to, kad mes tos geros mergaitės. 2-3 kartus pasakėjai vyrui, aš pati. Tu visą likusį gyvenimą darysi pati. Tai noriu pasakyti, kad jeigu jau yra sugadinta, jau atgadinti nelabai eis. Netgi su tokiom didelėm pastangom. Vyrą vis tiek galima sulyginti su vaiku. Ką užprogramuosi tam vaikui į galo, tą ir turėsi tu šeimoje. Žiūrėk, jeigu tu kažką darai, šiandien pas mus yra tvarkymosi diena, šeštadienis, pavyzdžiui. Pasiskirstum pareigas. Tu, pavyzdžiui, kilimą ten išmušk, išsirbliuok, aš ten išplausiu, arba nueik ten paveikslą pakabink, nueik ten kažką padaryk, sutvarkyk, o aš padarysiu tą. Aš maistą, pavyzdžiui, gaminsiu. Jeigu moteris nemoka gaminti maistą, vyras pagamina maistą, aš dažnai gamindavau ir viskas normaliai, aš nešūkaudavau, kad tu ten nemoki gaminti. Jeigu aš noriu skaniai pavalgyti, aš pats darau. Ir tai yra normalu, bet jeigu nėra pareigų paskirstimo, pavyzdžiui, paimkime darbovietę, bet kokią darbovietę, yra viršininkas, kuris kiekvienam darbuotojui paskirsto pareigas. Juk mes nesipykstame darbe. Mes žinome savo pareigas, už ką esame atsakingi. Buhalterija už pinigus atsakinga, darbininkas kažkoks statybininkas už plytas ten atsakingas, vairuotojas už vairavimą. Ir kiekvienas dirba savo darbą. Tai, ką moka. Kodėl aš turiu daryti tai, ką nemoku? Pavyzdžiui, aš dabar nepradėsiu statyti namus, nes aš nemoku to. Tu moki, tai tu statai. Man, pavyzdžiui, nepatinka langus plauti. Čia man nuo vaikystės. Mama sakydavo, išplauk langus. Aš nebegaliu. Ką tu ten nematai, ir paskui šeimoje tas pats. Ir aš stoju, galvoju, iš kur tas trigeris ateina. Paskui prisimenu, kad mama taip bardavo mane. Ir tada supranti, davai aš ką nors kitą padarysiu. Tai, ką aš moku, tai, kas man patinka. Aš geriau užsirbliuosiu, kažką išplausiu, žinai. Aš geriau parduotuvėje nueisiu, atnešiu kažką sunkaus, nupirksiu. Bet čia vėl yra, žinai, labai susikalbėjimas ir komunikacija, bet mūsų niekas nemokino
kalbėti, išsakyti savo norų, o žinai, kaip yra, tai viską padarysiu tyliai ramiai ir pradedu daryti, ir gaunas. O kam žmogui tas dalykas tarp ausų? Tu man atsakyk tada. Fiziologiškai. Ką fiziologiškai? Tiesiog pilka masė? Ne. Yra skirta ta pilka masė mąstymui, logiškam mąstymui, kad komunikuotum. Bet tu kažkodėl tą atsakomybę numeti nuo savęs. Mus niekas to nemokino. Ja, bet žiūrėk, tau labai paprasta kalbėti dabar, bet ar prieš 30-40 metų tu taip pat mąstei kaip dabar? Abejoju. Prieš 40 metų man buvo 10 metų. Oi, atsiprašau, ten prieš 20, žinai, metų, kad ir galų galia prieš 10 metų ar prieš 5, tu taip pat mąstai kaip dabar mąstai? Taip. Viskas stengiausi daryti tai, ką aš moku. Nes man norėjosi būti didelių vyrų šeimoje. Noras buvo. Bet buvo tam tikra situacija, dėl kurios aš tiesiog, kaip tas perkeltinė prasme pasakysiu, atsisėdau prieš televizorių su buteliu alaus. Čia netiesiogiai. Paprasčiausiai praėjo noras kažką daryti. Tai kodėl taip nutiko? Moteris kalta buvo tiesiog. Tam tikri žodžiai pasakyti, kur praeina vyrui noras kažką daryti. Gerai, kokie žodžiai? Mano pačius skaudžiausiai buvo po 5 metų, kai žmona pasakė, aš už tavęs ištekėjau, nemylėdama tavęs. Aš tą pačią dieną nusimoviau žiedą, padėjau sekti. Tai tokie žodžiai visuomet nuginkluoja vyrą, santykius ir norą jau kažką dėl to daryti. Tai buvo pirmas žodis, nepagarbos žodis. Tu stengiais dėl šeimos, galvoju, dabar šeimoje visa bus pakylėta, mes tiek turime planų, mes ten namą statysim. Vyrui nebesinori nieko statyti dėl to šeimos. Jis tiesiog gyvena, egzistuoja. Aišku, galima įsiskirti, bet jaunas esi, žinai, viską galvoju. Gal kažkaip susigulės, kam čia vaikas dabar liks be tėvo, aš pats be tėvo užaugau. Taip ir egzistuoja. Kol ateina tas laikas skirtis, kai tu jau subrendi psichologiškai. Galvoju, vaikas užaugo, laikas skirtis jau. Tai tiek metų buvo gyventi dėl vaiko, ne? Tai dėl vaikų gyventi neapsimoka, ne? Aš suprantu ir dabar visiems sakau, jūs negyvenkit. Ne dėl kito žmogaus, ne dėl vaiko, ne dėl tėvų. Gyvenkite dėl savęs. Jeigu jūs jausitės gerai, tada šalia bus tokie patys žmonės, kuriems bus šalia jūsų gerai. Bet jeigu jūs gyvenate, išnaudojate savo resursus dėl kito žmogaus, jūs busite paliegę žmogus ir neįdomus. Jūs tiesiog sėdėsite, tylėsite, pastoviai liūdni, busite, stresuosite, ten bus depresija. Kam toks žmogus bus įdomus? Bet tu pasakysi, aš juk dirbu, aš uždirbu pinigus, aš viską namie darau, aš namus perku, mašiną tau nupirkau. Bet tave mato depresuotą žmogų. Su tavim neįdomu bus. Tu tiesiog resursus visus savo išeikvoji. Čia irgi toks geras aspektas, nes tu dirbi sveikatos srityje ir su jau sunkiom sveikatos problemom mane padedi spręsti. Tai kaip tai įtakoja, kaip sveikata arba nesveikata įtakoja ir santykių kokybę? Ką tu turi omeny būtent? Pavyzdžiui, kaip žinai, tu prisilieti ir kad prie depresijos, ne? Atrodo, ten kažkas negerai tam žmogui, depresuota. Tai faktas, kad santykiai byra dėl to, kad kitas galvoja, tai ką aš ne taip padariau, o iš tikrųjų tas pats žmogus nesupranta, kas yra su jo gyvenimu, ne? Ir ta sveikata neduoda energijos, neduoda džiaugsmo, noro gal kažkur eiti, kurti, keliauti, kad ir tą patį pasimatymą nueiti. Dėl to, kad mes pasirenkame aukos vaidmenį. Mes aukojamės dėl atseit šeimos gerovės. Taip pat kaip moteris plūša, vyras ant darbe, ten 2-3 darbus dirba, irgi plūša. Ir kiekvienas aukojasi. Bet vėlgi, mes esame visi egoistai. Mes sakome, kad mes dėl kito žmogaus darome. O iš tikrųjų mes darome dėl savo emocijos. Pasitenkinti savo emociją, kad mes dėl save paglosit viduj. O žiūrėk, kad paskui vėliau pasakytų, žiūrėk, bet aš dėl tavęs stengiausi tiek. O tu tai neįvertinai. Aš noriu, kad tu man pasakytum už tai ačiū. Man ačiū. Bet dažniausiai mes santykiuose darom tai, ko galvom, kad mums trūksta. Bet paskui, kai paklausi kito žmogaus, kai pradedi suprasti, kad gal vis dėlto reiktų paklausti, žiūriu, kad visiškai tu ne tai darai, ką tu galvoji, ir tas žmogaus indas, tas meilės rezervuaras, pasirodo, kad
begalę metų tas žmogus jau ten su minusiniu variantu ėjo per Apie ką aš ir santykius. kalbu, mes sukūrėme iliuziją Mhm. apie kitą žmogų, kad būtent šitam žmogui reikia tokios meilės, kaip mes įsivaizduojame. Pavyzdžiui, aš myliu taip, tu myli kitaip. Ir mes nesueiname taške. Kiekvienas meilę supranta savaip. Kaip tu supranti savo meilę, pavyzdžiui? Mano meilė, jinai žinok. Meilė vyrui. Toks. Ir viskas, ir pauzė, ir nežinai atsakymą. Tokio greito atsakymo, kad galėtum 1, 2, 3 ir pasakyti 10 punktų. Žinai, kai daug iliuzijų buvau susikūrusi ir supranti, kad jos vis dėlto ne iki galo buvo geros, tai dabar jau tu nebežinai, dabar tu jau tyrinėji ir žiūri tai kaip išties yra. O mano dabar toks variantas, tai greičiausiai paklausti, kaip tas žmogus jaučiasi mylimas. Žinok, kaip aš anksčiau buvau tik tai namų šeimininkė. Gerai, aš buvau pavargusi moteris. Kiek skalbimo mašina plauna rūbus? Vidutiniškai 2 valandas, tiek pat džiovina. Ką per tą laiką tu darai? Anksčiau, tai būdavo taip, kaip gimė pirmas vaikas, 3 kartus namus, žinok, valydavau. Aš dabar... Iš neturėjimo, ką man pačiai, žinok, dabar juokas. Gerai, dulkių siurblį nupirkai robotuką. Ką tu darysi? Tai vis tiek, žinai, su to dulkių plaunantis. Tuo tarpu nebuvo, žinai. Dabar įsivaizduok, dulkių siurblys plaunantis yra. Ką tu darai? Rūbai įdėti. Kita ten džiovyklė, džiovina. Realybė. Sėdim telefonės. Būtent. Apie ką aš ir kalbu. Ir pasako, aš visą dieną buvau namie, aš labai pavargau. Vyras ateina, viskas švaru, viskas gražu, viskas išlyginta. Bet vis tiek klausimas. Palauk, tai darė aparatūra, o ne prie upelio tu stovėjai ir plovėjai rankomis. Ir gal mes į viską žiūrim per tobulai, nes norim, kad kiekvienas daiktelis būtų sudėtas į tą kampelį, į tą vietelę. Nes dabar irgi dalinuosi, žinai, iš stovyklos moteris, kai grįžta, sako, grįžau ir namuose bardakas. Dėl to, kad, turbūt irgi nėra tos iki galo sudeleguotų dalykų, susitarimo nėra. Ir moteris nusivilia, o vyras arba vaikai, tai irgi tingi judinti pirštą, jeigu niekada to nereikėjo daryti. Tu supranti, kad vyrui tai nerūpi. Kaip tie rūbai daiktai sudėlioti yra? Jūs vieną kartą per 4 milijonus metų supraskite tai. Čia jums reikalinga tvarka. Jeigu jums reikalinga tvarka, tai jūs ir tvarkykitės. Kaip aš sakau, grįžtu namo, namie neišplauti indai, kriauklė, ne? Aš paskui galvoju, palauk. Bet tai yra mano nepatogumas. Kodėl aš turiu kelti skandalą čia, šūkauti, dėl kokių... Čia tik tai indai neišplauti. Man nepatogu, aš nueinu, išsiplaunu ir tyliu. Aišku, kitas žmogus gal pasakys, naudojasi dabar tavim, bet ne, tai mano nepatogumas. Tau yra gražu, kad viskas būtų sutvarkyta. Bet čia liutaurai jau yra išmintis. Ne? Tai kuo skiriasi brandus vyras, ne čia ne amžium, ne? Bet ta vidinė branda, ne? Ir kuom skiriasi vyras berniukas, kad gal kažkas klausys, ne, atskirs, tai gal aš čia visiškai tipo vyras, bet ne vyras, kaip ir moteris, ne? Moteris mergaitė ir tikra moteris. Matai, patys vyrai turbūt skirtingai vyriškumo supranta su amžiumi. Pavyzdžiui, kas yra tavo manymo vyriškumas? Aš negaliu sakyti, nes aš nesu vyras. Ne. Dėl to man įdomu išgirsti iš tavęs. Vyriškumo nori iš vyro. Tai kaip tas vyriškumas turėtų į tavo pusę? Man tai grinai ateina apie mokėjimą siekti tikslų, laikymasis duoto pažado. O visą kitą dabar galvoju. Atsakyti už savo žodžius. Taip. Ką pasakė, tą turi padaryti. Tai yra labai svarbu. Tai čia yra tikro vyro, ne, jau tas indikatorius. Kaip žinai, atpažinti. Pasakau, padarau. Taip? Bet žiūrėk, dažnai moteris sako, kodėl aš tavęs paklausiu, o tu neatsakai man. Tu tai padarysi ar ne? Būna taip? Todėl, kad vyras nežino, ar jis padarys tai. Jis geriau nutylės, negu jis pažadės moteriai, jo brangioji, aš tai padarysiu. O jis negali tai fiziškai padaryti. Dėl to jis tyli. Bet moteris paskui kaltinai, kodėl tu tyli, kodėl tu nekalbi su manim. Jis tiesiog neturi atsakymą, jis nežino, ar jis sugebės, ar jam užteks jėgų tai padaryti. Jis nenori prižadėti moteriai. Čia irgi yra tas pats brandumas, bet kitaip.
Matot, jūs moteris visai kitaip mąstote, mes vyrai visai kitaip mąstome. Mes, pavyzdžiui, tai, kas jums yra labai svarbu, mums atrodo, ai, čia tokia smulkmena, nu, ne šiandien, tai rytoj vis tiek padarysiu. Tai kas tau kaip vyrui iš ties yra svarbu? Na, matai, aš irgi augau tais 90 metais, kaip tu sakai, mūsų buvo toks dalykas pagrindinis. Jeigu tu kažką pažadėjai, tu turi padaryti. Nes tais laikais paprasčiausiai tave sumuštų. Čia turi ne apie šeimą, o apie santykius gatve, nes mes augome gatvėje, mūsų neaugino tėvai. Mes tai, ką prisirinkome iš gatvės, tas garbės kodeksas ir panašiai, tą mes ir atsinešėm. Tuomet instrukcijų iš vis nebuvo. Mūsų tėvai išmetė mūsų į lauką ir dirbo. Tėvai buvo arba darboholikai, arba alkoholikai. Ir kažkaip reikėtų išgyventi. Ir kai klausė mane sūnus, žinai, palauk, tu čia kur gyvenai, 3 pasaulinis karas buvo, ar kaubojų filme. Sako, tu kaip pasakoji, dabartinis jaunimas neišgyventų, jeigu pakliūtų į tą amžių. Sakau, o jūs išlepę dabar esate. Jums viską. Jums negalima žodžio pasakyti, barti, negalima lūpti. O mano užpakalis vos ne kasdieną buvo mėlynas, sakau, nuo diržo. Ir mokytojai muždavo mums suliniuotėm per rankas ir nieko nesiskundėm, bijodavom atėję namo tėvams taip pasakyti, nes žinodavom, kad nuo tėvų dar gausime. Buvo kažkokia atsakomybė. Atsakomybė už tai, ką mes darome. O dabar atsakomybės aplamai nėra. Nei pas vyrus, nei pas vaikus, nei pas moteris. Dėl to visi turbūt ir gyvenam, taip gyvenam, ne? Taip, 2 metai ir skyrybos. Pavyzdžiui, kaip tėvai mūsų augino. Vis tiek, mūsų augino tai, kad mes turime pareigas. Nori kažką gauti? Dirbk. Tai reiškia, namie. Sutvarkyk kažką, padėk mamai arba tėčiui. Tada tu gausi ten pinigėlių savaitgalių, galėsi tos diskoteką nueiti, galėsi ledų. O dabar į savaitę tiek pinigų vaikui. Telefonas, brangiausias, nemokamai. Kompiuteris. Visą dieną žaidė. O kur atsakomybė? Ką vaikas turi per dieną padaryti? Ir ypatingų berniukui, ne? Kai berniukas čia taip iš pat. vis problema yra su berniukais dabar. Pavyzdžiui, paimkime tas pačias vienišas mamas, ne, kaip augina berniukus. Aš visuomet klausiu, dėl ko jūs išsiskyrėt su vyru? Dėl tokių priežasčių. Bet sakau, tu taip pat augini dabar tą berniuką, būsimą vyrą kažkokiai moteriai. Bet tu augini būtent taip, kaip tu turėjai tokį pat vyrą. Išlepusi. Bambagyslė nenukirta. Oi, sūneli, gal to, gal ano ir taip toliau. Kaip aš sakau, buvau baseine ir matau, kokie yra berniukai 10-mečiai, kad estrogenų kiekis yra per didelis. Berniukai eina su moteriškom krūtinėm. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad namie iš tikrųjų nėra tėvelio ir mamos lepina. Burgeriai, kovos, daryk, ką nori, jokio sporto, ką ten baseinas paplaukia, eina dubenimis sukinėja kaip mergaitė. Šlikštų yra. 90 metais pas mus tokių nebuvo. Mes visi sportavom. Visi norėjom. Aišku, gal ir tada, jeigu būtų kompiuteriai, telefonai, negaliu pasakyti, kaip būtų buvę. Bet yra taip yra. Bet vėlgi, ta karta, ne, pavyzdžiui, mano sūnui dabar apie 30 metų yra, jis tikrai neaugins to storuliuko sūnaus. Nes aš jam įdėgiau savo mintis, savo sportą. Jis iki šiol sportuoja, atletiškai atrodo. Aš džiaugiuosi už tai, ką įdėgiau. Aišku, labai buvau griežtas, žiauriai griežtas. Antrą kartą niekada nekartojau. Vieną kartą pasakiau, antrą kartą nežinau, ką jis bus, jeigu pasakysiu. O dabar reikia išsiverkti. O dabar apie tą išsiverkimą dar kalbėsiu. Kaip mokina dabartinius vaikus, ne? Reikia išsikalbėti, reikia kalbėtis, tenai, išsiverkti. Tai yra natūralu berniukui. Bet žiūrėk, kai užauga vyras ir jis nori išsipasakoti. Kaip reaguoja moteris į jį? Ko tu čia verkšleni? Ko čia skundys? Tikras vyras nesiskundžia, jis daro. Ir kai aš per internetą kalbu, tai ko nori vyrai, gerai, aš už save kalbėsiu, iš savo patirties, žinai, sakau, tai ko man trūksta, ko aš noriu, ko moterise trūksta, kaip aš įsivaizduoju, moteris dauguma pradeda pykti. O čia verkšlena senis, o čia, blemba, ne ką daryti. Palaukit, jūs ką tik taip mokinote savo berniukus, bet vyrą suaugusi jau negalite klausytis. Kodėl taip yra? Ant vyro pečių iš tikrųjų didelė našta. Jis viską turi daryti, viską pakęsti ir tylėti. Ką moteris be pasakytų, jis neturi žodžio net. Aš kartais žiūriu, tylėk tu, šunsnuki.
Palauk. Tai jis po tokių žodžių turi tave mylėti. O kaip moteris aptarinėja vyrus? Čia yra baisu, aš kartais kavinėse klausau, tai man baisu darosi. Ir pats blogiausias dalykas yra, kai moteris pradeda savo vyrą lyginti su kaimynu arba su draugės vyru. O pažiūrėk, jauniukas, galite, o tu. Ir kaimynas arba kitos moters vyras juokauja visada geriau. Ta pati juokelė. Pastovi nuvertinimas. Ir kaip po viso šito turi jaustis vyras. Čia dabar vėl moteris pasakys, aš skundžiuosi. Ne, aš manau, kad čia net energetiškai tu nebegali aptarinėti tam tikrų dalykų, nes nors ir vyro arba moters šalia nėra, bet jie vis tiek jaučia. Ne, ir tada mūsų tos nugaros toks jausmas, kad, žinai, būtų tie peiliai. Manau, kad aplamai santykių nereikėtų viešai iškelti savo santykių šeimoje su tom pačiom draugėmis. Pavyzdžiui, yra išsiskyrusios draugės, jos dažniausiai vis tiek jos žiūri, jos pavydi tavo gyvenimą. Ir jos galvoja, pas tavai viskas gerai. Bet sako, buvo skirkis. Jis toks pat šunsnukis kaip ir mano vyras. Nema, tas pats viens prie vieno. Ir įmušinėja galvą, žiūri ir išsiskyrė. Venkite tokių tiesiog žmonių šalia. Jūs žiūrėkite iš tikrųjų, kas vyksta pas jūs. Jūs analizuokite. Jūs kalbėkite ne su draugėmis, o su savo sutuoktiniu. O jeigu neišeina kalbėti, mes turim atrasti Taip, būdų. dauguma kaip vyrų susikalbėti. aplamai nenori eiti pas psichoterapeutus, pas šeimos psichoterapeutus. Kodėl? Tai gal vyresnė karta yra, jaunesnė jau pradėjo vaikščioti ir, pavyzdžiui, aš kaip su administratorė mūsų poliklinikos kalbėjau, sako, pagrindiniai klientai yra dabar vyrai. Ir pagrindę eina dėl santykių. Iki savižudybės net. Tas yra baisiausia. Pasirodo, kad vyrai iš tikrųjų psichologiškai yra silpnesni už moterį. Bet vėlgi, dabar irgi noriu pakalbėti apie tai, kodėl psichologiškai yra silpnesni, kodėl iki to daeina vyrai. Na, pavyzdžiui, skyrybos metu, ne? Kam atitenka vaikai? 99% vis tiek vaikai atitenka moteriai. Kas iš namų išeina? Palikdamus viską. Nu, įvairiai, žinok, būna. Būna įvairiai. Bet vėlgi, apie 90% turbūt. Didžioji dauguma vyrai. Bet žiūrėk, niuansėlis yra mažas. Jeigu vyrai galvoja, kad palieka moterim viską, tai realiai dažniausiai palieka ne namus, ne būstą, ne namą, palieka paskolą. Išimtinais atvejais, ne, pagarbos santykiai, taip, vyras ten viską padengia, sumoka. Bet tada paskola parašyta ant abiejų ar ant vieno žmogaus? Taip, dažniausiai ant abiejų. Tai kaip gali palikti paskolą? Vėlgi, visų pirma, vyras išeina, palieka butą. Kodėl vyras tada turi mokėti už tą butą? O dabar tu sakai paskolą. Juk čia ne mano butas, ne mano namas. Bet yra tai sakoma, kad aš tau palikau namus ir taip toliau. Bet paskui tu pragalvoji, tu ne namus palikai, tu palikai paskolą. Bet aš juose negyvenu šituose namuose. Kokią aš paskolą tau palikau? Mąstome logiškai, iš finansinės pusės. Jeigu aš tau palikau paskolą, palauk, kodėl aš tada išeinu iš šitų namų? Kodėl aš išeinu? Aš moku už šitą namą. Tada aš kitoj pusėje turiu gyventi. Aš dabar ginsiu vyrus, žinok. Ne, čia ta prasme. Ne. Mes ne per šitą prizmę suprantam vienas kitą, ne? Čia aš tiesiog, yra toks atvejis, man buvo pasakyta, ne? Kad vyras išėjo ir moteris džiaugiasi, žinai, va, man paliko namus ir taip toliau. Ir, žinai, viena moteris sako, o tau išmokėtus namus paliko? Nu ne, tai reiškia, ne namus paliko paskolą. Gerai, o kiek jis jau sumokėjo? Nu, būna įvairiai, būna metus, būna 2, ne, Nu, būna gerai. gal 5, nu, Gerai, tobulų variantų 10-20, ne? Jeigu nepaliko, tada grąžink man tos pinigus, kuriuos aš sumokėjau į banką, už tavo namą tada. Vėlgi, ne? Nu, bet čia, žinok, mes dabar nesusikalbam, matai? Mes susikalbam, bet kiekvienas iš savo pozicijos. Taip ir santykiuose. Ir vėlgi, vyras išeina, maža to, kad turi tą paskolą mokėti toliau, kurį paliko žmonai, ane? Vaikams, viskas gerai, vaikams palikau ir taip toliau. Vyras per mėnesį kiek vaikus gauna maždaug? Teismas ten nusprendžia, ne? Nu, įvairiai, dabar vis kas antrą savaitgalį, gali savaitę ir taip toliau, bet vyras išėjo į tuštumą, nieko neturėdamas, nei būsto, nei vaikų, lieka vienas. Jam vėlgi reikia mokėti tavo paskolą, reikia mokėti išsinuomoti, pavyzdžiui, būtą, arba vėl paimti paskolą, dar klausimas, ar jam duos, ir mokėti. Mokėti, ane? Ir paskui
vienam gyventi tarp 4 sienų. Aš nesakau, kad Vienatvėje. vyras turi sumokėti paskolą, ne. Aš sakau, kad vyras galvoja, kad palieka namą ar butą, ne, bet realiai ten palieka dažniausiai tik paskolą su X suma. Ir kai kuriais atvejais moteriai būna pigiau gyventi kažkur kitur, negu ten tuose namuose. Tai kodėl tada nesusitarėt, kai išeina? Nu, tai čia jau yra kiti variantai, ne? Čia ne apie savo asmeninę patirtį, bet tiesiog, yra tokių, tai žinai, aš turiu atstovėti moterišką poziciją, nes būna taip. Būna, bet aš vėlgi sakau, grąžink mano pinigus už tą dalį, kur jau sumokėjau. Ir tada aš nesakysiu, kad tai mano palikti. Aš už kažkiek kvadratų jau sumokėjau. Nu taip, tas tiesa. Nu, tada aš noriu savo pinigus ir išsinuomoti savo butą ir už tos pinigus savo bute gyventi. Žodžiu, jokiais atvejais neapsimoka skirtis, ne? Ne, Nei vyram, bet nei kokiu moterim. atveju, Geriau išmokti žiūrėk, sutarti. šeima, bet kokiu atveju, kas besiginčytų vis tiek, tai barteris yra. Mes norime vienas nuo kito kažką gauti. Tai yra sandoris. Verslo sandoris. Kaip Tomas Saparis irgi sako, tai jūs čia pastoviai verslininkai esat. Nu, bet gyvenimas toks yra. Pavyzdžiui, tu susipažįsti su vyru. Ko tu nori iš vyro? Tikslas. Gyventi šeimoje su vyru. Koks? Nu, žinok, mano dabar jau tikslai visai kitokie, negu prieš. Nu gerai, kokie buvo daugelį tikslai metų. tada ir dabar? Tai anksčiau, žinai, toks, net gėda pasakau, žinai, toks mažos mergaitės naivumas. Gyventi visą gyvenimą su vienu vyru, laimingai, gražiai, saldžiai, ten sutarti. Nu dabar aš galvoju, iš kur toks pas mane buvo naivumas. Gerai, Nu, kaip pasaka. drugeliai. pasaka. Po drugelių koks tikslas? Jeigu tos sentimentus visus atmesi. Tiesiog, žinai, tu sugrįžti į realybę, prisirišimas yra. Prisirišimas ir visai Kaip noras prieš šuns būdos, ne? Noras būti kartu, nes tu matai, kaip santykyje tu augi su to žmogumi. Čia vidinis, dvasinis, o fizinis. Nes vien tik tai meilė nebūsi sotus, vis tiek tu kažko tikiesi iš vyro. Nu taip. Nu, kas taip? Žinai, prieini ir prie to pačio, kaip žinai, sakai. Žinai, su mylimu nors palapiniai visą gyvenimą. Nu, netinka tas. Nu taip. Jo, tada, vis tiek, žinai. Kas vis tiek? Moteris, aš dabar kaip esu įsiskyrusi, tą labai pajaučiu, kai reikėjo tam tikrus dokumentus tvarkyti, ne, ir aš tada supratau, oh my god, kaip tai yra sunku daryti vienai moteriai, nes bent vyras, kai yra šalia, atrodo, iš karto tokia siena ir atrama dėl to, kad jis yra ir jeigu moteris paklys ir pasimes, vyras visuomet bus šalia ir atrodo išspręs visas pasaulio problemas, žinai. Sutinki, kad moteris nėra tada visuose srityse stipri. Taip, dabar aš jau sutinku. Ir kad reikia paskirstyti pareigas. Kiekvienas turi daryti tai, ką moka ir sugeba. Jeigu nemoka, tuomet samdotės tą specialistą, kuris gali padėti. Vietoj to, kad skirtis. Žmogus, pavyzdžiui, negali namo pastatyti. Taip. Jis ką samdosi? Statybinė įmonė, kuris stato. Neturi laiko susitvarkyti namie. Namų darbuotoją pasisamdai. Neturi laiko gaminti, eini pavalgyti restoraną, bet vėlgi, tada reikia uždirbti, ne? Jo, bet žinai, kitą kartą tu susiduri su tam tikrais priekaištais, ne, tu pajauti, žinai, kad gal tu labiau norėtum skirti laiko ne vaikam, vyrui ir ten, pavyzdžiui, savo darbui, o ne kambariui siurbliuoti, ne? Gerai, ar daug skiria dabar vienišos mamos laiko savo vaikams? Joms reikia dabar dvigubai dirbti, dvigubai daugiau atlikti darbų ir tos darbus, ką darė vyras. Aš nekalbu apie tos pijokus, kurie guli ten po darbo, žinai. Štikina, kai esi įpratus daug daryti, tai praktiškai įsiskyrus, žinai, ten nebūna mažiau, žinai. Bet yra ta tiesiog, kad nėra tam tikros atramos, ne, ką duoda ta vyriška Ir paskui staiga jūs sugalvojate tapti stipriomis moterimis, ne? Nesugalvojam kitą kartą gyvenimą, žinai. Užsiauginate kiaušinius. Ir paskui su tais kiaušiniais ieškote naujų vyrų. Ar yra laiko surasti naujam vyrui? Jeigu 24/7 jūs plušite.
Bet ne visą laiką taip yra. Ta prasme, mes čia atskirkim, žinai, yra moteris verslininkės, ne, kur gal dieną naktį dirba, bet yra moteris tos, kurios jau pradeda mokėti save, gerbti savo laiką, savo energiją, ne, ir padaryti į mažesnį laiko kiekį, ne, ir išmoksta uždirbti pinigus visiškai kitokiu būdu ir savo talentu. Kaip tu įsivaizduoji žodį stipri moteris? Ir kaip mato vyrai, paskui aš papasakosiu. Stipri moteris. Nu tai ką, taip ir ne kitaip, einu, pasidarau, viską moku, viską sugebu, vyras man nereikalingas, aš nemoku net paprašyti pagalbos, viską padarau pati. Stipri moteris. Tampi kaip vyras, ne? Užsiauginus kiaušinius. Nu, tarkim. Ar vyrui reikalingas antras vyras šeimoje? Faktas, kad nereikalinga. Arba, kai aš sakau, transvestitas. Nereikalinga, taip. Taškas, nereikalinga. O kaip įsivaizduoja vyras stiprią moterį, tu įsivaizduoji? Mat, man dabar labai įdomu būtų išgirsti. Tikrai ne ta verslininkė, tikrai ne ta, kur visur suspėja, o ta moteris, kuri sunkia minutė, kai su vyru kažkas atsitiks, nelaimė, pavyzdžiui, liga kažkokia, jinai bus šalia, jinai nepaliks jį, jis sakys, palauk, tu man neįgalus, nereikalingas. Yra slaugos namai, varykis tenai. O čia yra dvasiškai stipri moteris ir fiziškai. O verslininkė, bet koks ten menkiausias dalykas ir jinai pasiduos. Bet tai stipri moteris yra tik vienas faktas, ne? Nu, pagal vyrą. O kokie dar faktai yra? Nu, nepaisant to, kad jau, žinai, neprikurkim ten sunkių ligų ir sudėtingų situacijų, ne? Bet kasdienybei. Kas iš ties yra va ta... Ne ta stipri moteris, kur daro ir arė, žinai, ir ten praranda save ir nuvaro visą šeimą, žinai. Stipri moteris niekada vyro nekaltins. Jinai bandys suprasti ir pakalbėti. Mokėjimas išsakyti savo nuomonę, savo norus vyrui ir išaiškinti jos. O ne taip, vyras turi mane suprasti tarp eilučių. Tai kad moteris pačios savęs nesupranta, kaip mes galime suprasti jos. Tu paklausi ko nors, moteris išduoda tokį ilgą tekstą. Ir tu pradedi, palauk, nieko nesupratau. Nu, pavyzdys iš komedijų, ne? Ką nors nupirk prie arbatos užrašyti, ne? Vyras grįžta namo su arbatos servizu. Aš tai jas neprašiau arbatos servizu, bet sakai kažką prie arbatos, iš ko mes gersim? Iš servizo. Geras. Arba nupirk ką nors skanaus, nuperka kokius sausainius. Aš šitų sausainių nemėgstu. Bet jie juk skanus. Vyras turi prisigalvoti pats ir perskaityti mintis, kurių nežino pati moteris. Ir paskiau, kai padaro vyras žygdarbę, ne, norėtų jis to paglostimo, padėkojimo, ne, o gauna nepagarbą ir pažeminimą. Tu durneli, ką tu darai? A tu nežinai, ko aš noriu? Nepažįsti tu manęs, ne? Tu čia manęs nemyli. Nežinau, o ko tu nori? Nu kažko skanaus. Palauk, tu taip stovi, palauk, kažkokia abstrakcija, kažko skanaus. Nu aš nupirkau tos sausainiukus. Aš jų nemėgstu. Arba gerai, sėdi vakare vyras su žmona, sako, davai pasižiūrėkime, kokį filmą žmona sako. O ką tu norėtum? Nu, man jokio skirtumo, pats išrink. Nu, davai pasižiūrim siaubo filmus. Tu žinai, kad man siaubo filmas nepatinka. Tai davai kovinį pasižiūrim. Eik tu tas nesąmonės, ten muštynės, ten šaudynės. Palauk, nu, davai itališką komediją. Man italai nepatinka. Tai ką mes žiūrim? Pats nuspręsk. Ir tu vėl sėdi tokia pauzė pas tai, tuštuma, ten vakuumas smegenyse. Arba davai, ką nors susisakom šiam vakarui per Volto, ne, sėdi. Nu davai ten sušius. Ne, man nors švies bloga. Davai cepelinus. Ant nakties cepelinus valgy, tu ką? Gal pica? Aš nemėgstu picos. Vėl sėdi. Jo. Kodėl jūs negalite tiksliai? O dėl to, aš sakau, moteris negali būti aukštai stovinčių vadovų. Nes jinai nemoka užduoties duoti. Jinai pasako ten ir tu pasakai, o ką reikia padaryti? Aš jau ką tik pasakiau. Ne, tu nepasakei. Tu pasakei galbūt kažkaip, kažkur, kažką, bet konkretaus ne. Tu pasakyk, o tą reikia padaryti ir tą. O aš esu vykdytojas, aš padarysiu būtent tai, ką tu pasakei, o ne prisigalvoti, ką tu sakei. Dėl to tas pozicijas ir neužima. Ir paskui moteris verkia, kodėl mus nevertina, kodėl mūsų atlyginimas yra mažesnis. Neseniai klausiaus laidą Australijoje, kai buvo padarytas eksperimentas.
reikėjo spręsti testus. Kol buvo parašyta vardas pavardė po testais, į darbą tą pačią poziciją priimdavau tik tai 10% moterų. Paprašė nerašyti vardo pavardės, kad nežinotų, kokia lytis. Sumažėjo nuo 10% iki 1,5%. Kodėl? Pasirodo, moteris negali atlikti logiško testo. Čia ne aš pasakiau, nereikia moteris ant manęs varyti, čia mokslininkai darė. Nu jo, pas mus, žinai, yra labai daug tokių emocijų ir kitą kartą mes pačios nesuprantam, kas darosi, žinai, nu kaip ir gamtoje. Nu, pasiaiškinimas iš hormonų audros. Tai aišku, ir mėnesinės būna, paskui po mėnesinės, prieš mėnesinės ir taip toliau. Bet mes juk vyrai tai kenčiame, mes žinome, net kelintą dieną pas jūs bus tiksliai ir mes jau pasiruošiam tą dieną. Būt ramesni, palankesni, nu čia protingi žmonės, kaip sakė, išmintingi su patirtim, kad nesukelti to streso. Kiti iš vis būna, kad pabėga iš namų, kad jinai pabūtų viena, ten išskaudėtų jau, paskui su gėlėm dar kažkaip ateiname ten. Nu, čia tobulas variantas. Bet jūs nevertinat tobulų variantų. Jūs vis tiek, jūs suprantate, kad jūs vis tiek surandate, kaip priekaištauti. Nu, įsivaizduok, vyras su žmona pragyveno 30 metų. Viską žino apie savo žmoną. Ryte atneša kavos viską. Kiek šaukštelių cukraus? 2, kaip tu mėgsti. Kodėl tu galvoji, kad aš 2? Nu, jau 30 metų aš tau dedu. Ne, man šiandien tiek nereikia. Brangioji, tu nori pasibarti. Tai brangusis, nu gerai. Ir pradeda ten ant jo šaukti. Paskui jis sako, nu kaip brangioji, palengvėjau. Jo, tu pats geriausias vyras. Moterims sprogsta smegenis, kai yra idealus vyras. Ir aš, pavyzdžiui, pagal savo santykius galiu paskutinius pasakyti, kad mane kaltino dėl to, kad negali prie ko prisiknisti. Sako, nu negali būti tokio idealaus vyro. Nu vis tiek kažkur čia yra klaida sisteminė. Nu aš jau tiek vyrų turėjau, nu o čia atėjo, kažkur paslėpta. Kažkas ne to. Čia kaip ir gyvenime, mes nemokam išbūti gerose būsenose, laimės, pilnatvės, nes kažkur tuoj kabliukas. Mes priklausome nuo toksiškų santykių. Ir pasižiūrėk, kai, pavyzdžiui, neišspręsta problema su buvusiais santykiais, pavyzdžiui, buvo, tą pačią problemą ieško kitose santykiuose. Kodėl taip yra? Ar čia trūkumas yra, kad išsiskirstų streso hormonas, kortizolis? Adrenalino reikia? Čia kaip narkotikas gaunasi, kad reikia tos problemos. Gal mes nesuprantam, kad iš ties santykiuose reikia augti ir santykiuose turi būti tam tikri pokyčiai, ne? Bet matai, mes atsakomybę visada perkeliam kitam žmogui. Mes kaltiname kitą, bet mes nesprendžiame apie save. Mes esame patys savo auksiniai. Tobuli. Prie mūsų negalima prisiknis nieko pasakyti. Aš esu geras, gera ir taip toliau. O tu niekšas, niekšelė. Kodėl taip yra tuomet? Kodėl mes negalime atsistoti prieš veidrodį ir paklausti savęs, kodėl aš, pavyzdžiui, moteris, pas mane 4 vyrai buvo, nuo kiekvieno vyro po vaiką ir aš išsiskyrusi. Ir aš toliau ieškau vyrų, bet jie visi blogi. Gal yra problema ne vyruose, o manyje? Vyrui tai aišku, jam 1, 2, 3, čia tik tai pliusiukus statyti, koks skirtumas. Tai visuomet problemos realiai yra mumyse, kaip sako, vienas pirštas į visus, o visi kiti tai į save. Tai vat ir reikia, mes dėl to šiandien ir kalbam ir dalinamės. Dėl to, kad atsakomybės mes neprisijėmame, mes perkeliame ant kito žmogaus pečių, o tai yra problema. Mes visada norime iš vandens išeiti sausi. Mes nedarome išvadų. Nu, pavyzdžiui, aš įsiskyriau, su moterim, viskas, aš iškart darau išvadas. Palauk, o kas yra blogai? Nu, aš idealiai elgiausi, viską dariau. Nu, jau man tik tai sparnus prikabinti ir aš į rojų išskryščiau. Ar tai būna, ne, iš karto toks klausimas. Ir tu sėdi ir klausi tos moters, pakalbėkim, prašau. Jis sako, aš neturiu tau ką pasakyti. Tu sėdi, tavo ten vidulys verda, įkaitęs. Tu nesupranti, tu nori gauti atsakymą. Kodėl? Tu ne toks, koks iš tikrųjų esi. Koks? Koks aš su tavim buvau? Buvai idealus. Palauk, kur čia error, kur čia klaida vyksta? Idealus, bet su tavim įsiskyriu dėl to, kad tu buvai idealus. Nesueina. Vat paaiškink man tą dalyką. Tai žinai, kadangi aš dirbu irgi su nemažai su žmonėmis, tai tiesiog yra tam tikros giminės atsikartojančios patirtis, vidinės programos, kad mes savo neleidžiam
leisti Būti gyventi, laimingiems. taip, ir būti laimingiems, ir gyventi prabangoje, gausoje, ir mes sąmoningai kūriam tam tikrus scenarius, kad mes pritaptumėm ir būtumėm lojalūs giminės sistemom, ane, kaip gyveno mama, močiutė, baba, ten seneliai ir taip Ir toliau. mes pradėjome savo šeimoje sudarinėti problemas, kad privesti vėl prie toksiškumo, kad būtų tie patys barniai, nes mes atrodo, kad maitinamės tuom. Aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą svajau, kad nebūtų kaip mano šeimoje, turiu minį su tėčiu, su mama, kad būti ir turėti idealią šeimą. Ir kai tu pradedi tai kurti, pasirodo, tu nežinai, iš kokios šeimos tas žmogus atėjo, kokie ten buvo protėviai ir taip toliau. Ir žiūri, tas žmogus sudarinėja problemas. Tu dar labiau stengiasi. Ir kuo tu labiau stengiasi, tuo labiau tu grimzdi į dugną. Ir tave tas žmogus pradeda tempti, kaip inkaras į dugną. Ir tuomet tu pradedi tiesiog degraduoti su tom žmogum. Ir paskui tau sako, aš visą gyvenimą su tavim degradavau. O pasirodo, degradavau aš su to žmogum. Ir kai tu išeini iš tų santykių tokių toksiškų, tu pamatai, kad tu pradėjai švytėti, tu pradėjai kažką daryti, kažką kurti, tau norisi plėstis. O tas žmogus, kaip buvo, tam taške ir pasilieka. O dažniausiai tai būna, kad mes tiesiog leidžiam savo daryti daug dalykų, kurie mums patinka. Ne dėl to, kad neturim to kito žmogus, bet dėl to, kad darom tos dalykus, kurie mums patinka. Ir mes tiesiog turim daug tos gyvybinės energijos ir gyvenimo džiaugsmo. Na, žiūrėk, pavyzdžiui, ateinam į santykius, mes mėgom, pavyzdžiui, sportuoti, arba su motociklu važinėti, keliauti ir taip toliau. Atėjai į santykius, žiūri tau. Neleidžia tą daryti, neleidžia to daryti, palauk, tu skirk laiką savo šeimai, tu neturi laiko sportui, kam tau reikia. Žiūri, sėdi du nutukę šeimoje ir skundžiasi ir jau nebenori net sekso, nes jie neseksualūs vienas kitam yra, nes jie užgožia to žmogaus interesų, jis nebesidomi niekuo, nei sportu, nei kelionėmis, nei to motociklu. Ir kai dažniausiai būna vyrai išsiskiria 40 arba 50 metų, žinai, jie staiga nusiperka motociklą ir vieni keliauja per pasaulį. Ir jie tada jaučia laisvę. Čia sako, reiškia žmogus paseno. Ne, jis pradėjo tiesiog domėti savo interesais savimi, o ne kito žmogaus. Vėlgi, mes pasirinkome aukos vaidmenį ir aukojomės dėl kito. O pasirodo, to nereikia. Reikia toliau. Tau nepatinka mano interesai, atsiprašau, mano kitą pusę. Tau tenai. Viskas, o taip turėtų. Nemeluoti savo ir taip. Tada nemeluoti ir nebandyti kitiems. įtikti. Ir vėlgi patenkinti savo ego, o kaip aš gerai pasielgiau, įtikau kitam. Taip, tai žiūrėk, pabaigai. Ką tu norėtum pasakyti žiūrovam, kurie žiūrės? Kas yra? Visų noriu pirmą pasakyti, kad visi komunikuotų ir daugiau kalbėtųsi ir mokėtum išreikšti savo nuomonę kitam, savo partneriui tiksliai. Jeigu žmogus nenori kalbėtis, tiesiog jūs turite sustabdyti, pasakyti, žiūrėk, dabar tu dabaig savo darbus, ne? Paskui tu turėsi laiko, aš noriu su tavim pakalbėti, rimtai pasikalbėti viską apie mūsų santykius su tavim, ką tu mėgsi, kas tau skauda. Pirmoji eilėje tu turi išgirsti savo pašnekovą, ne iškart pasakoti tai, kas tau yra skausminga, bet išgirsti, kas yra skausma, padaryti savo galvoje išvadą ir tuomet išpasakoti tai, kas tau skauda ir pasakyti, ką mes galime su tuo daryti. Ar toliau mes gyvensime ir vienas kitą kankinsime? Kankinsime visą gyvenimą vien tik tai dėl vaikų, dėl to, kad kažką kaimynai pasakys blogo. Ar mes gyvensime vienas dėl kito, dėl mūsų abiejų, dėl mūsų vaikų, būsime komanda. Svarbiausia, santykius yra komanda, esame mes. Bet jeigu tu, aš, tuomet aš siūlau tiesiog skirtis. Barniai iš tikrųjų šeimoje yra geras dalykas. Mes per barnius išgirstame žmogų, nes žmogus per pyktį pasako. Tai, kas Ko iš ties nori. Taip. O jeigu žmogus tyli ir nėra barnių, viskas, reiškia, santykiai jau nutrūkę yra ir toliau nebus ateities. Tai ačiū tau labai už tavo skirtą laiką, už tą pažintį, kur susipažinom per Baltiškos Lilos žaidimą, nes taip ir gimė ta mintis pakalbėti apie santykius, nes iš ties mes moteris matom vienaip, bet kai vyrai pradeda kalbėti ir dalintis apie santykius, tai supranti, jūs pradedate nesuprasti mūsų. Taip. Ir mes dėl to taip ir nusprendėm pasidalinti šituo pokalbiu. Tai tikimės, kad jums bus naudinga. Ir įdomu, tikiuosi. Taip. Ir mane kiaušiniais neužmėtysit. Ir manau, kad čia tikrai dar galėsim ir pratęsti tokiamis temomis, jeigu jums bus aktualu, įdomu ir bus kažkokių tai įdomių klausimų. Tai dėkui, kad žiūrėsit ir palikit komentarą
ar kažkokią tai žinutę, vat, ką iš šito pokalbio, ne, kurį praklausėt įsinešėt, nes tai... Čia tas tik tai atgalinis ryšys viena labai svarbus. dalis 100%, čia mes neiškalbėjome, tai koks vienas maksimum procentas yra. Ta tema yra labai aktuali šiais laikais, mes galime be sustojimo kalbėti ir visada užduokite kokį klausimą, kad mes galėtume daugiau prasiplėsti ir apie tai pakalbėti. Čia Tiesiog. turbūt turėtų būti, žinai, visos dienos, turbūt laivas, tai čia jau kalbėtumėm ir greičiausiai dar neiškalbėtumėm. Čia būtų viso gyvenimo laivas. Taip.